Kviečiame žiūrėti ir šį savaitgalį Kėdainių regionų krepšinio lygos A diviziono varžybas. Gruodžio 13-20 val. Kėdainių sporto centras Kauno Žalgirio 3 komanda. Gruodžio 14 val. Tauragės Tauragė ir Kėdainių sporto centras. Penktadienio gruodžio 13 laidoje samariečiai ir pyragus kepa ir apkasų žvakes gamina. Prisijunkite ir jūs. Daugiakultūriame centre įspūdingą tarptautinį akordeoninės muzikos koncertą Kol kris snaigės kėdainiečiams dovanojo švietimo pagalbos tarnyba. Kėdainių sporto centre išrinktas geriausių sportininkų 10-tukas. Kasdien Kėdainių samariečiai kviečia sunkiau gyvenančius kraštiečius papietauti, išsimaudyti, pasinaudoti skalbyklos paslaugomis ar nemokamai išsirinkti drabužių bei avalynės. O prieš didžiąsias metų šventes darbų tik padaugėja. Mes kiekvienais metais, kaip ir kiekvieną dieną, tiek daug dirbam, kad prigalvot nieko naujo jau nebespėjam. Vos spėjam padaryti gerai, kruopščiai tai, ką ir darom. Bet vis tik tai tas gruodis toksai, kad negali ramiai gyventi. Tai ir šiais metais gruodį ką mes darom? Laukiam visų, kurie nori ruošti šventėm, laukiam tų, kurie jau pasiruošė šventėm ir kurie nori pramogos ir laukiam tų, kuriems to šventės bus sunkokos. Tai iš tiesų visą gruodžio mėnesį mes darome edukacijas, darom virtinius, koks kūčių stalas be virtinių su grybais, tai gali bet kada kreiptis pas mus, užsirašyti ir kolektyvui iki 10 žmonių mes puikiausiai pravesim edukaciją, kad kartu pasibūtumėt ir parsineštumėt namo jau pagamintus virtinius ir tą kūčių dieną, kai šitiek darbo moterys turi, nebūtų daug paskutinio, dar virtinius reikia daryti. Žinoma, kepsim pyragus. Pyragus kepsim tiems žmonėms, su kuriais mes bendraujam ir gyvenam ištisus metus. Mes turim 70 senolių, kuriems teikiame socialinės paslaugas. Tie žmonės, kurių namus mes aplankom kiekvieną dieną, mes matot, nešventinė organizacija, ne tik per šventes pasirodo, mes dirbam kiekvieną dieną. Tai mūsų pyragais keptais vaišinsime būtent šituos senolius. Žinoma, tuos, kurie ateina pas mus pavalgyti, kuriems reikia sočiau pavalgyti, irgi kepsim pyragus, irgi ruošim lauknešėlius kalėdoms, naujiems metams, kad jiems šitos šventės būtų sotesnės. Na, o kas nori prisidėti prie tų gerų darbų ir turi kokią atliekamą bulvę, kopūstą, morką ar miltą, aišku, busim labai laimingi, tada žmonėms, kurie stokoja visko, bus tos kalėdos ir tie naujieji metai sotesni ir gražesni. Samariečiai jau pradėjo ir 3 apkasų žvakių Ukrainos kariams gamybos sezoną. Per 2 metus pagaminta daugiau kaip 3000 apkasų žvakių. Šaltis dėja ir šiais metais fronto linijose verčia karius ieškoti galimybių sušilti, atsigerti karštos arbatos. O mes galime jiems padėti, sako samariečiai. Na ir darbas, kuris ne kalėdinis. Tas darbas, kuris vyksta jau nuo lapkričio 1 dienos ir šio darbo rezultatai jau iškeliauja rytoj tiems, kam tai skirta, tai yra apkasų žvakių gamyba. Esam jau profesionalai, dirbam 3 metus iš eilės, sugebam padaryti, jeigu tik turim iš ko ir 300 ir 400 per vieną dieną, bet trūkstam labai skardinių, trūkstam labai vaško, tai tikrai labai didelis prašymas, 2 netgi prašymai, tai nemeskit savo skardinių, nemeskit, kad tik tai konservus valgom, atneškit. Jau jeigu labai tingit plauti, mes išsiplausim, nes mums jos tikrai labai reikalingos. Kartoną dar šiaip netaip gaunam. Nemeskit vaško. Žvakę sudeginot, romantišką vakarienę pasėdėjot, neišmeskit, atiduokit mums. Tikrai Ukrainoje kariai labai laukia, nuo pat rudens pradžios jau mūsų klausia, ar mes būsim tokie šaunuoliai, ar mes tai darysim. Antras prašymas susijęs su šitom pačiom žvakiam, tai yra galbūt kreipimasis į jaunuolius. Žinau, gegužės mėnesį prasidės jaunuolių lakstymas nuo vienos organizacijos prie kitos, užrašykit socialinės valandas. Mielas jaunime, nerašysim socialinių valandų, bet jūs galite ateiti jas užsidirbti. Kiekvieną šeštadienį nuo 2 valandos mes gaminam apkasų žvakes. Susukti kartoną nėra taip sunku, o valandas užsidirbsit.
Daugiakultūriame centre įspūdingą tarptautinį akordeoninės muzikos koncertą Kol kris snaigės kėdainiečiams dovanojo Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba kartu su talentingiausiu mūsų krašto akordeonistu Povilu Neliupšiu, kuris į Kėdainius pakvietė savo užsieniečius draugus ir būtent čia suskambėjo vienintelis, unikalus, net kelių skirtingų šalių ir akordeonų koncertas, kurio metu skambėjo ne tik virtuoziškos improvizacijos, bet ir gongų ar net vargonų gausmas. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje studijuojantis Povilas koncerto metu padėkojo savo mokytojai Lilijai Labeckienei, o kėdainiečiams padovanojo savo pirmą aranžuotą kūrinį Už ežero ugnis dega. Tai šiandien Kėdainiuose skambės neeilinis koncertas, 5 akordeonistai iš 4 skirtingų pasaulio šalių. Žmonės galės išgirsti 4 skirtingų fabrikų pagamintus akordeonus. Kiekvienas atliks savo pasirinktą, savo mėgiamą programą, muzikinę programą. Ir atlikėjai turime 2 Italijos atstovus, Matteo Tordilione ir Paulo Ferlaino. Turime atlikėją iš Vokietijos, Lars Sebastian Linke, ir atlikėją iš Pietų Korėjos, Jungkook Park. Mes susipažinom, kai kurie atvyko su Erasmus Plus programa studijuoti į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją. Atlikėjas iš Pietų Korėjos turės pirmąjį, turbūt visoje Pietų Korėjoje, pirmąjį vakarietišką muzikos diplomą iš Europos, kadangi Pietų Korėjoje akordeonas nėra toks populiarus. Ten profesionalų akordeonistų turbūt galima būtų ant pirštų suskaičiuoti, ten labiau populiarus mėgėjiškas akordeonas ir atlikėjas, kurį turėsim šiandien išgirsti, tai turbūt bus pirmas akademinės muzikos pradininkas Pietų Korėjoje. O tau pačiam, kokie buvo metai, kur teko koncertuoti, kokios tos patirtis? Metai nebuvo lengvi, tai yra mano bakalauro 4 kurso metai, reikia ruoštis egzaminams, bet tuo tarpu besiruošiant egzaminams aš labai mėgstu aktyviai koncertuoti, groti kamerinę muziką, solo projektus. Tai tikrai teko ir koncertuoti ir Lietuvoje, ir užsienyje, ir pasimatyti su daug profesorių iš užsienio per Vilniaus akordeono festivalį. Tai metai nebuvo lengvi, bet daug ir sunkiai dirbom ir tai tikiuosi, kad šiandien parodysim koncerte ir tas visas grožis. Nesimatys darbo, bus tik grožis. Turiu idėjų magistro laipsniui ir jau yra pasirašytos sutartys egzaminam, neišduosiu, kadangi nežinau, kur pavyks įstoti ir kaip gyvenimas nuneš, bet turbūt, kad ateinančius porą metų į savo gimtus namus nebegalėsiu grįžti mašiną, teks skristi. Visada mano prioritetas yra grįžti į Kėdainius ir koncertas, kurį išgirsit šiandien, nebus tokio antro, kadangi jau sausį dauguma iš atlikėjų, kurie šiandien gros, jau išvažiuoja į savo gimtus kraštus, į savo akademijos, kur studijuoja. Kai kurie jau studijuoja, vienas iš atlikėjų studijuoja jau 2 magistro laipsnį, tai yra labai daug patyrę atlikėjai. Nelengva juos prisišaukti, kadangi jie nuolatos ruošiasi konkursam, egzaminam, meistriškumo kursam, festivaliam. Ir kad vienintelis koncertas, kur mes tokiu sąstatu grosime, yra mano gimtame mieste, tai yra man didžiulė garbė ir labai didelę padėką turiu ištarti ir Kėdainių švietimo pagalbos tarnybai, kurie jau ilgus metus užsiima ne tik tuo tradiciniu požiūriu į švietimą, bet ir kultūriniu švietimu. Suteikia mums galimybę atsivežti tiek daug užsienio atlikėjų. Taip pat ačiū Daugiakultūriam centrui ir Kėdainių muziejui, kurie suteikia nuostabias patalpas ir atlikėjai žavisi šitą Daugiakultūrio centro sceną ir mes nekantraujam čia pasirodyti. Kėdainių sporto centre išrinktas geriausių sportininkų 10-ukas, taip patys stipriausi, ryžtingiausi ir savo pergalių verti laureatai. Šiems apdovanojimams iš viso Kėdainių sporto centro treneriai pasiūlė 36 jaunuolius, kurie savo rezultatais išsiskyrė nuo kitų. Tad renkant galutinį 10-uką reikėjo įvertinti ne tik daugybę laiko praleisto treniruotėse, bet ir laimėjimus jaunučių, jaunių, jaunimo ir suaugusių čempionatuose bei tarptautinėse varžybose. Šiai dienai turime 573 sportininkus įstaigoje, o čia šiandien turime 10 gabiausių atrinktų sportininkų, kuriems pavyko perkopti komisijos kartelę balų taškų skaičiavimo sistemoje ir džiaugiamės, kad jie būtent čia yra. Tai turim 6 dziudo sporto šakos atstovus, 2 krepšinio atstovus ir 2 lengvaatlečius.
Atrankos kriterijai būtent sudėlioti ir sufokusuoti tai, kokią įstaigai naudą sukuria sportininkas rezultato prasme, kokią miestui, rajonui sukuria naudą. Tai būtent tarptautiniai turnyrai, Lietuvos čempionatai ir aukščiausio lygio varžybos. Ir sekantis laiptelis yra orientuotas į sporto šakų federacijos, į Lietuvos mastą ir atstovavimą Lietuvai. Tai būtent tais visais kriterijais sudėjus juos visus į vieną sistemą. Treneriai turi rengti tas sportininkus rinktiniam, tai būtent ta sistema ir tuo pagrindu ir veikia. Tai būtent ta atranka ir gaunasi tai, kad atsirenka tie sportininkai, kurie yra orientuoti į Lietuvos rinktinės. Į geriausių sportininkų 10 pateko net 6 dziudistai. Tai Danielius Bolisas, Ieva Brazinskaitė, Airūna Kiršytė, Domantas Navickas, Vismantė Valkauskaitė ir Tadas Ubavičius. Taip pat apdovanotos 2 Kėdainių sporto centro lengvaatletės Elija Margevičiūtė ir Miglė Matuolytė, kurios ne tik skynė laurus Lietuvos čempionate, bet ir tapo Baltijos šalių jaunimo čempionato prizininkėmis. Dar 2 apdovanoti jaunuoliai tai patys geriausi Kėdainių krepšininkai. Medeina Razbodauskaitė, kuri tapo naudingiausia merginų jaunučių 16-mečių komandos žaidėja, ir Ignas Žutautas, pripažintas naudingiausių jaunių 18-mečių vaikinų krepšinio komandos žaidėjų. Na kaip pasiekė? Tai sunkių darbų pasiekė, treniravimuose, sunkių varžybose dalyvavimų, stovyklose dalyvavimų ir visa kita, tik tai tiek daug darbo įdėti, tai tokį rezultatą ir turi, jeigu jo neįdėsi, tiek tai jo ir neturėsi. Mes aukojame visus savaitgalius, visas atostogas, vasaros atostogas, visur važiuojame, dalyvaujame, tai todėl toks rezultatas ir yra, kitaip tai aš nežinau, sunku jo būtų ir pasiekti. Kiek tų vaikų turi tokių vaikų? Šiandien iš 10 gabiausių mokinių yra 6 dziudo atstovai. 3 mergaitės, 3 berniukai. Pas mus tikrai gali lankyti ir mergaitės, ir berniukai, jų panašiai beveik yra. Mergaitės labiau kažkaip noriai gal eina labiau, truputėlį berniukai daugiau keičia tas sporto šakas, nepabando vienoje sporto šakoje, kitoje sporto šakoje, kol save atranda. Mergaitės gal labiau tokios, kurios užsiakcentuoja, nori ir gerai jaučiasi tame ir tada ir dalyvauja. Tai kaip jaučiatės patekusios į geriausią 10? Iš tikrųjų emocijos labai geros, labai norėjau senai jau patekti į tą top 10 ir pagaliau viską išpildžiau visas savo svajonės ir patekau, labai daug to siekiau, labai daug laiko treniravausi, labai ruošiausi ir patekau į top 10. Kokie tie rezultatai geriausi? Kas labiausiai džiugina, kokios varžybos? Tikriausiai labiausiai džiugina gal Lietuvos čempionatai ir išvykų varžybos, kur tikrai yra pajėgesnės varžovės, bet vis tiek sekasi jas nugalėti ir eiti toliau. Ar nesunku, ar nesunkios treniruotės? Sunkios, labai sunkios, vien tik juodas darbas. Pirmą kartą pabandžiau, galvojau dar labai, kaip lankyti, bet man labai patiko ir nežinau, labai sunku, bet patinka. Kokia tavo svajonė? Būti čempionė Lietuvos. Kad išbandyčiau savo jėgas, išmokčiau kovingumo, draugiškumo, motyvacijos, valdyti savo emocijas. O tavo kokie įspūdžiai, kaip tu atėjai? Aš atėjau per pusseserę, tai iš tikrųjų lankiau šokius, jį lankė dziudo. Tai man parodė porą veiksmų, man patiko, aš pradėjau lankyti ir taip iki dabar dar lankau. Ir kaip sekasi? Šiaip galiu pasakyti, kad tikrai neblogai. Tai duoda jėgų, duoda motyvacijos, duoda draugiškumo. Kokiais žodžiais žmonėms vyresniems gyvenantiems mūsų šaly pasakyti: jūs esate Lietuva, jūs esate mūsų sąžinė, garbė ir pasididžiavimas. Yra tokia tiesa, brangieji. Kai paskambinat į sidabrinę liniją, jūs savo gyvenimo turtu dalinatės su tais, kurie yra anapus linijos. Paskambinkit 8 800 800
20. Laimingi žmonės žiūri tai, ką nori. Lengvai ir paprastai. Jokių laidų ar papildomos įrangos. Net ir neturint televizoriaus, bet kuriame ekrane. Kad ir kur nukaktum. Veikia su bet kuriuo internetu. 14 dienų nemokamai. Iškart parsisiuntus programėlę ir be jokių sutarčių. Baltikum. Prisijunk vos per 1 minutę.